Labas rytas visiems. Visą gyvenimą žmonės ieško Dievo. Kas yra Dievas? Dievas yra kūrėjas. Man įdomiau sakyti kūrėjas. Galima labai daug skirtingų žodžių apibūdinti Dievą. Kūrėjas, astronomija, astrologija, matematika, chemija, fizika, kvantinė fizika, energijos, dažniai, ląstelės, siela, širdis, kūnas, meilė, meilė savo. Dievas yra meilė. Va tokie pojūčiai, einant per apsnigusią žolę, sušalusią, pajunti, kad esi gyvas. Kiekvieną savo ląstelę. Kiekvieną savo ląstelę. Nes tie pojūčiai yra labai svarbus. Mes juk atėjom čia patirti. Ir reikia savo priminti, kaip išlikti gyvu. Pasaulis toks gražus, o Dievas yra visur. Žmonės ieško jo bažnyčiai, mečetei, sinagogui, Budos namuose, Indijoje, Egipte, visam pasaulyje. Bet iš tikrųjų Dievas yra visur. Namuose, gatvėje, žolėje, medyje, danguje, upėje, ore, kurį kvėpuojam, saulės spinduliuose, kuriuose maudomės. Vanduo laiko informaciją, atsimenat? Pažiūrėkit mokslinį tyrimą, kaip vanduo užšaldytas, pasakant tam tikrus žodžius, sušala skirtingos formos snaigėmis. Negatyvas išsidarko netaisyklingai, pozityvas suformuoja idealų, kaip gyvybės žiedo žiedą. Iš tikrųjų Dievas gyvena mumyse. Nereikia jo ieškoti išorėje. Jis yra viduje. Labai skirtingai žmonės įsivaizduoja Dievą. Man tas pavadinimas Dievas labai asocijuojasi su bažnyčia. Aš nuo vaikystės buvau protestantė ir netikėjau bažnyčią. Aš tikėjau kūrėju, bet netikėjau bažnyčią. Man asmeniškai bažnyčia yra verslas, kuris net nemoka mokesčių. Labai įdomu. O visi žmonės yra nuodėmingi. Ir klysti yra gerai. Klysti galima, nes mes žmonės. Tai normalu. Svarbiausia iš tų klaidų pasimokyti. Vieniem užtenka vienos pamokos, kitiem reikia 10. O treti iki gyvenimo galo taip ir neišmoksta. Bet matyt tokia jų lemtis. Jų siela patekdama į žemę, taip pati savo užsirašė. Visokių žmonių yra. Ir visokių reikia. Nes taip įdomiau gyventi. Taip įdomiau gyventi. Kūrėjas yra neutralas. Mes maitiname jį per savo meilę. Ir jis kuria dar daugiau. Reikia tik pasitikėti savo likimu. Nes tugi siela. Tu esi kūrėjo. Spark, angliškai sako spark. Ta žiežirbėlė, kurią jis paleido į žemę patirti. Biblijoje parašytagi, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Vadinasi, jeigu Dievas kūrėjas,
Visi žmonės yra kūrėjai. Tačiau mes pats skęstam rutinoj, komforto zonoj. Ir bijom iš ten išeiti. Kankinasi kūnas, kankinasi siela, kankinasi širdis. Ir taip vargstam visą gyvenimą. O kodėl nepabandžius gyventi kitaip? Kodėl nepabandžius aktyvuoti hobį? Tokį darbą, nuo kurio galva suktųsi. Iš meilės, iš laimės. Tada ir kūnas atsipalaiduoja. Ir širdis atsiveria. Ir siela tada pagal savo kelią eina. Visi gyvenime mes turime viltį, valią, kurią ugdome arba užmigdome. Kurią pasirinksi. Tėvas davė tau teisę pasirinkti. Tu tik turi nuspręsti, kada. Gyvenimo kelias yra tiesus kaip autostrada. Sakykime, iš Tauragės į Kauną. Bet žmogus, pasirinkdamas neteisingai, vietoj 3 valandų, 1,5, važiuoja iki tos lenties kokias 5 valandas, nes dar reikia užsukti į Kryžkalnį, į Šiaulius, į Raseinius. Aš nežinau, gal į kokį Jurbarką dar. Dėl tų neteisingų pasirinkimų. Kol galiausiai ateina senatvė, kūnas sugriūva ir tada sako, aš visą gyvenimą mylėjau muziką, bet buvau elektrikas. Na taip ir gyvenimas tęsiasi. O kūnas griūna todėl, kad dirbant darbą, kurio nemėgsti, visas kūnas tau sako, atsisėsk, nurimk, pagalvok, kokia tavo sielos užduotis ir eik paskui ją. Kvėpuoti. Kvėpuoti yra labai svarbu. Kvėpuoti išmokau per panikas atakas. Dabar taip fainiai. Supratau, kad visa gyvenimo praktika, kurią patyriau, tai buvo pamokas. Pamokas šitam laiko etapui. Ir esu dėkinga už tai, ką patyriau. Pasirodo, visas gyvenimas, kiekvienas žingsnis, kiekvienas sutiktas žmogus, kiekviena situacija, kiekvienas klausytas video ar audio, kiekviena skaityta knyga, viskas buvo informacija, kurią aš turėjau gauti. Ir dabar galėsiu ją panaudoti. Vakar buvo 20:25:05:05, magiška data. Pasaulis verčiasi aukštyn kojom, nes kūrėjas pavargo nuo žmonių beprotizmo. Nes mes baigiam sunaikinti vienas kitą, atsiskyrę, kaimynas kaimyno nepažįsta sekančių durų. O buvo laikai, kai šventėm visas šventes kartu, kaip kumstis. Buvo laikai, kai dėl darbo protestavo komandomis ir ne vienas nebuvo outsideris. Visi buvo kaip vienas. Mes turim grįžti prie to, nes žmonės sukurti, gyventi bendruomenėse. Tai buvo nuo senų senovės. Nuo akmens amžiaus, kaip mums sako istorija, bet aš netikiu tuo. Manau, kad technologijas ir visa kita, dabar naujai išrasta, yra tik iš praeities grąžinti prisiminimai, kuriuos pasiima žmonės iš tos informacijos, kuriame gyvename. Iš oro, iš vandens, iš ugnies, iš saulės, iš mėnulio, iš žvaigždžių. Tai tiek. Tikiuosi bus įdomu. Pasiekit kanalą, pasidalinkit. Gal ir kitiems bus verta išgirsti.